1814 su Prancūzija, 1826–28 su Persija, 1828–29 su turkais, 1853–6 su turkais, anglais ir prancūzais, 1877–78 vėl su turkais, 1904–5 su japonais ir galop 1914–18 su vokiečiais, austrais ir turkais, ir kad daugelis lietuvių, toli nuo savo tėvynės galvą paguldė, nebegrįždavo namo. Bet štai 1914–18 lapkričio 28 ir gruodžio 2 dieną profesoriui Valdemarui buvo priekaištaujama dėl nepakankamai skubaus savosios kariuomenės organizavimo ir dėl netinkamo generolo Kondratovičiaus, kuriam Lietuvos politiniai siekiai buvo visiškai svetimi pasirinkimo krašto apsaugos viceministru. 1918 gruodžio mėnesį jau visai netoli Lietuvos sienų. Gruodžio 19 dieną Vokietijos generalinis įgaliotinis daktaras Zimmerle išvyko į Berlyną gauti instrukcijų dėl vokiečių kariuomenės ginklo perleidimo lietuvių organizuojamai kariuomeniai, nors kiek anksčiau pats Zimmerle laikė pavojingų dalykų ginkluoti lietuvius, kad jie tų ginklų nepanaudotų prieš vokiečius. Nors pažadų iš vokiečių pusės buvo gana daug, tačiau Lietuvos kariuomenė iš jų Vilniuje įvairiais keliais gavo tik 300 šautuvų ir 1500 šovinių. Gruodžio 24 dieną Vilniuje pasikeitė Lietuvos vyriausybė. Ministrų pirmininku tapo Mykolas Sleževičius, krašto apsaugos ministrų karininkas Mykolas Velykis. Antrasis ministrų kabinetas svarbiausių savo uždavinių laikė kuo skubiausiai suorganizuoti ginkluotasias pajėgas ir apginti Lietuvą nuo Raudonosios armijos, o vyriausių šaukti steigiamąjį Seimą. Nors susiklosčiusi tuo metu politinė situacija, Berboti apskrityse buvo pradėti steigti registracijos punktai. Nemaža savanorių atvyko su arkliais ir sudarė pagrindą kavalerijos daliniui įkurti. Pradžioje gana daug savanorių buvo vien tik registruojami, nes dėl ginklų ir aprangos stokos jų nebuvo galima taip pat panaudoti karo tarnybai. Iš viso savanoriais į Lietuvos kariuomenę įvairių laikų įstojo apie 12 000 asmenų, tame tarpe 100 moterų ir 100 Jungtinės Amerikos valstijų lietuvių. 1918 gruodžio 30 Lietuva pagaliau gavo iš Vokietijos pirmąją 10 milijonų markių paskolą. Ši didesnė iš Vokietijos gautoji paskola palengvino Lietuvos vyriausybėje organizuoti kariuomenę. 1919 sausio 5 Lietuvos kariuomenės eilėse jau buvo apie 3000 savanorių. Sausio 15 Lietuvoje buvo paskelbta karininkų ir puskarininkių mobilizacija. Lietuvių karo komendantūra pasitraukė iš Vilniaus. 1919 metais sausio 6 dieną įsiveikiau Dieve jums geros sveikatos, stiprybės ir dar ilgų gyvenimo metų, brangus buvę Lietuvos Respublikos kareiviai. Šiandieną mes dar neturime savo kariuomenės, bet aš tikiu atgimstančioje Lietuvoje atgims ir Lietuvos kariuomenė, kurios kareiviai vėl stovės Lietuvos tėvynės, mūsų visų laisvės ir gerovės sargyboje. Ačiū už dėmesį. Šį iškilmingą vakarą susirinkome pagerbti nepriklausomos Lietuvos Respublikos karius. Prieš mus nepriklausomos Lietuvos Respublikos eiliniai, grandiniai, puskarininkai, karininkai. Šį vakarą atvažiavę iš Kaltinėnų, Upynos, Nevočių, Laukuvos, sugužėję iš Šilalės miesto, susirinkę iš kaimų ir iš miesto, šį vakarą prieš mus
kariai. Leiskite pristatyti Nepriklausomos Lietuvos Respublikos buvusius karius. Laukuriškius. Joniką Steponą, buvusius Lietuvos Respublikos karius sveikina Nevočių 9-metės mokyklos Gediminaičiai. Paprašysime jaunuosius Gediminaičius paimti krepšelį gėlių ir nunešti į Šilalės kapines ant Lietuvos savanorių kapo. Visų likusiųjų prašau žuvusių už Lietuvos laisvės atminimą pagerbti minutę tylos. Ačiū. Reiškis grandinis, kuris per visas negandas iki šių dienų išsaugojo, kaip mums žinoma, ir trispalvę vėliavą ir vytį mums. Prašom, gerbiamas Stanevičius. Čia galima kažkiek. Tai mūsų Lietuvos nepriklausomos kariuomenė sukūrė savanoriai. Sunkiuose kovose apgynė kraštą nuo priešų gausingų, nuo bolševikų, nuo lenkų ir nuo gormontininkų, vokiečių. Lietuvos kariuomenė mūsų atkovojo Klaipėdos kraštą. Kai buvo galinga Lietuvos, buvo tvirta kariuomenė, dora kariuomenė buvo. Kurios jums padainuos gražių liaudiškų dainų, aš manau, kad ir jūs dar pritarsit joms. Prašom, moteris.
savo, kaip sako, žygių kelius, papasakotume, čia daug ir jaunų veidų, toliau sėdi. Manau, kad tikrai visiems bus įdomu. Prašom, gerbiamas Stankevičius. Čia, prašom. Gerbiami Lietuvos kariai, gerbiami svečiai. Čia prieš mane kalbėjęs draugas priminė labai liūdnus įvykius, ultimatumus, kurie sukrėtė ne tik tai karius, bet ir visus Lietuvos piliečius. Aš norėčiau papasakoti apie linksmesnį dalyką, apie tai, kaip 1939 metais spalio mėnesį mes 9 pulko rinktinę žygiavome į Vilnių. Tiesa, spalio 10 buvo liūdna žinia dėl kariuomenės įvedimo į Lietuvą, Tarybų Sąjungos kariuomenės.